Hamleto vertas klausimas, kaip kuo efektyviau panaudoti lėšas siekiant ekonominio ir socialinio klestėjimo. Investuojant į mokslinius tyrimus, būtina motyvuotai pasirinkti prioritetus. Lietuvos sporto prioritetas krepšinis, o kas dominuoja moksle? Norėdamas gauti finansavimą iš ES fondų artimiausiems 6 metams, ES narės įsipareigojo parengti sumanios specializacijos strategijas. Jose kiekviena šalis numatys savo šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų raidos kryptis ir prioritetus. Iš esmės tai reiškia nustatyti, į kurias mokslo ir technologijų sritis investuoti, kad jos atneštų kuo daugiau ekonominės naudos valstybei bei visuomeniai. Ir ne tik Lietuvai, bet ir Europai ar net pasauliui. Tai yra žvelgti kuo toliau į ateitį. Tai, kas susiformavo šiai dienai Lietuvoje, tai ilgo pasirengimo procesas, gana įdomus. Ir teko, ne visai nuo pradžios, bet nuo gana anksti joje dalyvauti ir aptariant, kokios problemos, kokie iššūkiai yra Lietuvos visuomenė, ekonomikai, mokslui. Visą tai aptarus ir verslui, ir mokslui kartu išryškėjo 6 kryptys, tarp jų energetika ir tvari aplinka. Vienas iš esminių reikalavimų – glaudus mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Bus finansuojami tyrimai galintys išspręsti konkrečias problemas. Pavyzdžiui, sukurti saugesnį funkcinį maistą, naujas medžiagas pasižyminčias unikaliomis savybėmis, biotechnologijas visuomenės sveikatai gerinti, tobulesnius transporto bei logistikos sprendimus ir taip toliau. Apie kitas sumaniosios specializacijos kryptis papasakosime artimiausiose laidose, o šįkart kalbėsime apie energetiką. Dermė tarp šitų 2 krypčių – verslas ir mokslas, ir jis išgrynino kryptis, pagal kurias sumanioji specializacija dirbo toliau. Ir pas mus išryškėjo trumpų pavadinimų išmaniosios sistemos, pastatai, miestai, generatoriai, visi jie išmanus. Tai viena grupė, kita kryptis tai yra biomasė ir atliekos energetikai panaudoti, bet panaudoti energetikai tai tausoti aplinką, savame suprantama. Trečia, neiškart priimta ir neiškarto suprasta, kodėl čia energetika, taip vadinama skaitmeninė statyba arba informacinis pastatų modeliavimas. Tokia. Ir 4 kryptis tai saulės energetika. Po sumanios specializacijos krypties energetika ir tvari aplinka antraštės slypi tokie iššūkiai – taupus ir efektyvus energijos vartojimas, energijos perdavimo ir tiekimo tinklų modernizavimas, energijos gamybos šaltinių diversifikavimas, neigiamo energetikos poveikio aplinkai mažinimas. Tai svarbu visam pasauliui, kurio energetiniai poreikiai nuolat auga. Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia ne tik naujų technologijų, svarbu įvertinti ir žmonių elgesio pokyčius. Todėl energetikams neretai praverčia ir socialinių mokslų žinios. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie poreikius karštam vandeniui, tai irgi labai glaudžiai susiję su vartotojais pačiais ir su jų elgsena. Ir tai galima sakyti irgi socialinių mokslų tam tikras rytis, nes galim pasižiūrėti mūsų visą evoliuciją karšto vandens vartojimo. Tarkim, prieš 20 metų skalbyklių nebuvo, dabar tos skalbyklės, jos jau praktiškai kiekviename name ir dažniausiai naudojamas yra šaltas vanduo, reiškia, to karšto vandens poreikis jisai sumažėjęs. Tuo tarkim, vonios jau irgi naujose pastatuose jau praktiškai beveik neįrenginėjamos, naudojamas yra dušas. Tokiu atveju ir galų gale jau ir netgi indų plovimas jisai jau pradedama naudoti šaltas vanduo. Vienas svarbiausių globalių prioritetų – mažai energijos naudojantis pastatai su atsinaujinančia energiją vartojančiais generatoriais. Kol kas sunku ir dar neįprasta vertinti energetinį efektyvumą iš anksto, projektuojant tokį pastatą. Todėl šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato energetikos ir mikroklimatų sistemų laboratorijoje kuriami įvairių energiją naudojančių sistemų efektyvumo vertinimo modeliai. Bandom pastate galimas atsinaujinančių išteklių technologijas pritaikyti ir pasižiūrėti, kaip jos tarpusai veikia. Nes iš tikrųjų pagrindinė problema šiuo metu yra ta, kad 40% ES poreikio galutinio energijos būtent yra pastatuose. Ir didžioji dalis tų pastatų jie yra pastatyti ir jie yra seni. Modeliuose vertinama bendra saulės, vėjo, grunto, vandens ir oro teikiama energija,
ir jos panaudojimo galimybės šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo ir apšvietimo sistemoms. Norint tą sužinoti, reikia apskaičiuoti sklypo energinį potencialą ir pagal jį kartu su architektais bei konstruktoriais rengti mažai energijos naudojančio pastato projektą. Pradedi skaičiuoti, modeliuoti, kiek per visus metus, tai žiemą, tai vasarą, iš grunto, iš saulės, iš vėjo, iš kitų išteklių. Aišku, žmonės savo sklypo medžių ko gero nekūrena. Taigi, kiek pastatas esantis konkrečiam sklype galėtų pats apsirūpinti tomis moderniomis šiuolaikinėmis aplinkai draugingoms technologijoms. Pagal naudojimą bendrai tvarumo kriterijų skaičiuojama, kiek įvairioms pastato sistemoms reikia energijos, įvertinamas patalpose pasiekiamas komforto lygis. Taip pat atsižvelgiama, ar toks pastatas teršia aplinką, kiek jis išskiria anglies dioksido, skaičiuojamos ir išlaidos. Mažai kas perpranta tą pastatą, kurį nuo 20 metų jau privalome visi statyti. Jis vadinamas beveik nulinės energijos pastatas. Tai yra formaliai parašyta ES direktyvose. Ir tame pastate visai kitos proporcijos šildymo, kitų energijos poreikių. Pasaulyje jau yra sukurta įvairių technologinių sprendimų, kaip naudoti atsinaujinančius išteklius. Deja, tai, kas tinka, tarkime, Vokietijai, ne visuomet pritaikoma Lietuvai. Neatsižvelgus į gamtinės sąlygas, rezultatais galima nusivilti. Akumuliatorius, generatorius ir vartotojas, tos dalykus reikia suderinti. Kitas dalykas, vartotojas, jo poreikiai irgi dabar pasikeitė. Tai žmogus nori aktyviai dalyvauti savo energijos, savo mikroklimato aplinkos sudarime ir todėl visas tas derinys tarp skirtingų sistemų jisai turi būti aktyvus. Šioje laboratorijoje ir ant pastato stogo mokslininkai įrengė saulės kolektorius, gaminančius šilumą iš saulės energijos. Vasarą tą šilumą galima paversti vėsa. Tai atlieka vienintelė kol kas Baltijos šalyse veikianti adsorbcinė vėsinimo mašina. Turim saulės sieną, tai yra tas įrenginys, kuris saulės energiją naudoja orui pašildyti ir, pavyzdžiui, pavyzdys galėtų būti žiemos metu, kai laukia, pavyzdžiui, minus 10-15 laipsnių. Tas oras, kurį mes naudojam vėdinimui, perėjęs per saulės sieną, jisai sušyla iki 5 laipsnių, pavyzdžiui, plius. Tai mes šiuo atveju praktiškai nenaudodami jokio papildomo šilumos šaltinio, mes susišildom 25 laipsniais tą orą. Tai tokiu atveju mes tą energiją sutaupom. Tai va tokie sprendimai ir mes juos bandom tarpusavį suderinti ir juos integruoti į pastato sistemas. Pasaulyje ir Europoje siekiama, kad tokios sistemos ne tik gamintų energiją, elektrą, šilumą, bet ir pakeistų kai kuriuos konstrukcinius elementus. Tarkime, saulės elementai jau dabar sėkmingai pakeičia stogo dangą, atlikdami 2 funkcijas. Pavyzdžiui, tas mažai energijos naudojantis pastatas, tie pastatai turėtų būti tokie nuo 21 metų pagal direktyvos reikalavimus. Tai tose pastatuose energijos poreikis tikrai yra labai mažas. Šildymui tas poreikis jis praktiškai beveik nulinis. Lieka tik tai poreikis vėdinimui pašildyti, reiškia šaltą orą. Ir lieka poreikis karštam vandenį paruošti. VGTU mokslininkai jau yra sukūrę keletą daugiabučių ir individualių namų skaitmeninių modelių. Tyrimų rezultatai liudija, jog gyvenant išmaniajame, pagal skaitmeninio modeliavimo sistemos pasiūlymų statytame daugiabutyje, galima sutaupyti beveik 28% energijos, vien tinkamai parinkus pastato formą. Atsižvelgus į kitus pasiūlymus, ekonominis efektas dar labiau išauga. Elektrą apšvietimui ir inžinerinėms pastato sistemoms pastatas pasigamins pats. Dar reikia sukurti sistemą, kaip bus keičiamas į energiją su centralizuotu elektros tinklu. Integravimas skirtingų technologijų, vien kompiuteryje rizikingas yra. Čia ypatingai naujų kažkokių tai atradimų nėra, čia vyksta žinomi klasikiniai procesai, tačiau kaip jie tarpusavėje pradeda veikti laike, esant skirtingom sąlygom, suderinimai, kiti klausimai, tai mes testuojame praktiškai, fragmentiškai testuojam tą savo koncepcijas, kurią siūlom. Bręstančios trečiosios pramonės revoliucijos vienas iš 3 komponentų greta informacijos ir logistikos interneto yra energijos internetas. Tikimasi, jog per porą dešimtmečių vis daugiau namų ūkių pažangiausiose valstybėse patys gaminsis energiją,
o jos perteklių galės parduoti, naudodami globalų energijos tinklą. Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, jog saulės jėgainės 2050 metais pasaulyje gamins daugiau elektros energijos nei elektrinės naudojančios kitas tradicinės technologijas. Iki 2020 metų investicijos į pastate veikiančią saulės jėgainę kartu su elektros akumuliavimo įranga reikalinga dieną generuojamai elektrai išlaikyti, buitiniams vartotojams išsivysčiusiuose šalyse atsipirks maždaug per 6-8 metus, o dar po 10-mečio dvigubai greičiau. Šiandieną elektra jau beveik tapo internetinė ir aš nesu šalininkas, kad kiekviena šalis turi turėti lygiai tiek generatorių, kiek elektros, kiek jinai suvartoja, nes nežinia, kas gali atsitikti, tai tada toks internetas neįdomus. Tai šiuo atveju mes galim pirkti nežinia iš kur gaminančio, generuojančio įrenginio elektrą. Su elektra jau taip atsitiko, bet dar atsiranda ir kita tendencija, kada generatoriai pradeda keltis iš centre stovinčių galingų generatorių, na, į butą gal ne, bet į kiekvieną pastatą. Sistema pasidaro kitokia, būtent išmani, sumani ar smart. Tokios sumanios sistemos sudėtinės dalys įvairių tipų generatoriai, aprūpinantis būstą ne tik elektros energiją, bet ir šilumą, vandeniu ir panašiai. Vienas energetinis sumaniųjų specializacijų prioritetas vadinasi išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos. Sumani sistema turėtų pasirūpinti, kiek reikės elektros ar šilumos, kuo kada geriausia šildytis, vėsintis ar apsišviesti. Ji kuriama konkrečiame sklype esančiam pastatui ir jo gyventojui. Parengę esam algoritmą, kaip pastatas nuolatinės stebėsenos procese savo pats kuria rekomendacijas. Jis randa savo silpnasias vietas ir jisai formuoja pasiūlymą, sprendimą formuoja. Inžinieriai ir mokslininkai vis geriau supranta pastatuose vykstančius energijos generavimo ir apykaitos procesus, naujųjų technologijų ypatybės. Tad belieka idėjas ir sprendimus paversti algoritmais, pasinaudojant informacinių technologijų specialistų pagalba. Naujuose pastatuose, kurie bus ten statomi po 21 metų, mes turėsim visą tai naujausia, ką turi, sakykime, ES šalys. Tačiau pagrindinė problema kol kas yra vis tik tai senieji pastatai, o naujųjų sprendimų, kurie leistų tuos pastatus, na, sakykime, tai privesti iki aukštų reikalavimų, pakankamai sudėtingai visą tai juda. Šiuo metu vykstanti daugiabučio renovacija orientuojasi į dabartinius reikalavimus. Jei įsibėgėjus bus sunku ir finansiškai brangu keisti technologinius sprendimus. O tai įvyks, nes po 2021 metų keliami reikalavimai energijos vartojimo efektyvumui augs. Jau dabar reikia ruoštis ateičiai, siūlyti esamų pastatų modernizavimo finansavimo modelius, kurie skatintų vartotojus pasirinkti efektyvesnius, bet sudėtingesnius sprendimus. Pavyzdžiui, nepakankamai dėmesio skiriama pastato vėdinimo problemoms. Kol kas Lietuvoje nėra tokių demonstracinių projektų. Mes tengiamės prisidėti, kad tas procesas jisai dabar jau būtų toks, kad mes integruotumėm tokius sprendimus, kurie būtų dar nauji, sakykime, ir po 5 ir po 10 metų. Tai aš labai tikiuosi, kad tiek valdžios žmonės tą dalyką supras, tiek patys žmonės supras, kad galbūt vis tik tai vertėtų šiek tiek daugiau pinigų investuoti dabar ir tą naudą pajusti, sakykime, nežinau, po 5, po 10, po 15 metų.